Gerą dieną, vyrai ir moteris, tai dabar pakalbėsim apie asociaciją. Asociacija, kokiu tikslu jinai yra įsteigta ir kam jinai iš vis reikalinga ir dėl ko jinai iš vis buvo sugalvota. Dėl ko buvo sugalvota ją steigti, tai kaip žinote iš mūsų pragyventos praktikos, buvom tokiai situacijai, kai praktiškai padėti nieks negalėjo, tiesiog nieks, nei įgaliojimų, nei nieko, ten visokių kitokių, tai vat atsižvelgiant į tai, nusprendėme įsteigti asociaciją. Tai, kaip čia pasakyti, asociacijos nariai ir jų teisės pagal mūsų įstatus nesiskiria nuo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos, prigimtinių teisų, tarptautinių pilietinių ir politinių teisų pakto, tarptautinių teisų, tarptautinių sutarčių teisės. Tai, žodžiu, pats pagrindas šito dalyko, tai sukurti asociaciją, tai yra grupė žmonių, kaip ir yra, ką reiškia asociacija, tai grupė žmonių susibūrusių į vienetą, žodžiu, ginti ir rūpintis vieni kitais visokiose situacijose, ar ten priklausomai nuo asociacijos srities. Tai mūsų, kaip čia sakyti, sritis tokia, kad, kaip ir gintis savo teisės nuo tų visų biurokratinių aparatų ir įgaliojimus viršinčių asmenų. Taip, dabar net nesuprasi, ar jie tarnybą atlieka, ar jie ten dirba pagal sutartį ir panašiai. Tai žodžiu, čia gaunasi toksai dalykas, kaip ir galima sakyti, toks lengvas palyginimas kaip ir draudimas, ne? Ta prasme, jeigu esi asociacijos narys, tai nereikia papildomų įgaliojimų ten ginti tavo teisės ar atstovauti ten ir visa kita, papuolus į kažkokias tai nesąmoningas situacijas. Pavyzdžiui, mūsų atveju, jeigu būtų tokia buvusi asociacija, tai pavyzdžiui, ateina va čia tie visi, mes paskambinam, iš karto pasijungia valdyba, kreipiasi į tuos, pareikalauja dokumentų, yra grupė žmonių, teisininkų, advokatų, juristų, tarptautinių organizacijų atstovų, visko yra, ta prasme. Ir iš karto, bent jau mūsų atveju, kai buvo buvę, tai būtų iš karto viskas anuliuota, nes nei dokumentai net teisingi, nei ten visokie kitokie dalykai. Ir paskui kiti dalykai, tai tas fondas, kuris bus kaupiamas iš asociacijos narių surinktų lėšų, to fondo lėšos bus skiriamos būtent į išlaidas tyriant ar ten kažką tai tokio apmokėti susijusius su to išlaidos, nes asociacijos pats veikimas tai yra savanoriškais pagrindais. Atsižvelgiant į tai, kad savanoriškais pagrindais, tai kaip ir iš esmės nelabai reikia iš vis to juridinio asmens statuso registruoti, bet kadangi yra tokie visokie kitokie dalykai dar, oficialiai ten, kad paramos fondas, ten sąskaitos atsidarimas ir panašiai, tai dėl to reikia turėti taip vadinamą juridinį asmenį. Tai tik tai dėl to, bet mes nusprendėme jį steigti tik tai po to, kai susirinksime žmonių, jeigu bus tų žmonių. Jeigu nebus, tai pasiliksime tiek, kiek esam. Žmonių daug nėra šiuo metu.
nes kaip ir sakiau, kad parengimas bus, buvo žmonės, kurie jau susimokėjo į priekį ten per kažkada tai tenai, tai tie žmonės tikrai galės prioritetinės teisės įstoti į šitą dalyką. Tai manau, kad toksai tas pagrindas viso šito steigimo asociacijos ir tiek žinių, tai va, kam aktualu, kas manote, kad jums galbūt būtų reikalinga tokia pagalba arba galite prisidėti prie tokios pagalbos. Nu, čia, manau, kiekvieno interesas, nes pagal praktiką, kaip žinome dabar, valstybės taip vadinami tarnautojai, tai jų jau beveik nėra, nes visi pakeisti pagal darbo sutartis dirba ir jie kaip ir ne žmonėms tarnauja, bet tarnauja pagal darbo sutartį savo bosui už atlyginimą. Ir daug žmonių nežino nei kaip ten tie, kaip sakyt, dokumentai priimami, pridavinėjami, pasirašinėjami, kokie ten turi visokius tokius dalykus. Nu, tai atsižvelgiant į tai, manau, kad nebus šitas didelis, kaip čia pasakyti, nario mokestis ten ir taip toliau, nes jisai privalomas yra vien dėl to, kad visiems aišku, kad ir tos asociacijos narių pažymėjimus, dokumentus tvarkyti, benzinus važinėti ir visa kita savanoriškais tikslais irgi galima daryti, bet materialiai yra kliūtis materialios, o savo investuoti ir taip jau neturint pinigų čia jėda iš visų pusių, tai kaip ir sakyti, čia toks fondas, iš kurio bus skiriama lėšos, pavyzdžiui, nagrinėjami ten visokie prašymai nagrinėti ten tos skundus kažkokius pateiktus, tai visi turim balsavimo teisės skirti tam lėšam, taip pat dalyvausime Jungtinių tautų savanorių programuose, komandiruotės ten visokios, ten jau jie apmoka irgi tas visokias išlaidas, jeigu kas mėgsta keliauti, tai kaip asociacijos atstovai galės pakeliauti, ten trukmės yra nuo 3 mėnesių iki 6 mėnesių, bet kuriam pasaulio kampe. Žodžiu, visokių tokių įdomių dalykų, bet pagrindinis dalykas tai yra mūsų, kad patemti tą atsakomybę, taip vadinamų tarnautojų, kad jie biškį atsigautų nuo tos, kad jie prisimintų, kad jie yra tarnautojai, o ne direktoriai, kurie aiškina ten ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tiesiog kaip žmonių grupė, kurie turi teisinės žinias, kuriomis gali save apsiginti ir taip toliau. Tai va, toksai čia tas pagrindinis dalykas, tai dabar va, galvoju paskelbsiu apie tai, kad va taip va yra, o visi norintys dalyvauti susirinkime, pateikti paraišką, tapti dalyvių, tai turėtumėte parašyti laisvą formą, prašymą tapti nariu ir siųsti jį registruotų laiškų tiesiai man. Mes tada su jumis susisieksime, pranešime, kur atvykti, atsiųsime pakvietimą. Aš manau, kad susitikimą darysime Kauno bibliotekoje naujoj renovuotoj. Kaip tik ten yra ir knygų, kurių
kurių šitos visokios tokios dalykos, tai turėsim žmonių, kurie paaiškins būtent pagal tas knygas, tai Kauno ta sena prie Vytauto parko buvusio renovuota, tai nesenai žiūrėjau, kaip tik labai norėjau apsilankyti po renovacijos, kažkada vaikystėje ten labai dažnai būdavau, tai pažiūrėjau, kad tenai dabar galima netgi susitikimų vietas organizuotis ir manau, kad tai būtų visai faina atmosfera tokiai vietai ir tiek žinių, tai kam yra aktualu, galite skambyti telefonu. Telefono numerį paliksiu apačioj. Taip pat rašyti elektroniniu paštu paliksiu irgi apačioj. Ir rašyti laiškus su prašymu paštu. Tai popieriniam variante, rašytinai. Adresą paliksiu korespondencijos irgi komentaruose. Tai va, tai tiek žinių daugiau aš kaip ir neturiu ką be pridurt. Jeigu norit kas nors susipažinti su šitais čia rodomais dokumentais PDF formate, tai irgi palieku nuorodą apačioj, galit pasiskaityti. Iš esmės nieko ten daugiau parengę kaip ir labai neturim, nes norim sukurti iš pradžių tą visą asociacijos narių daugumą, kaip sakyt, kad ne trise čia ar keturiese nuspręstume ten daryti, bet pasitardami visi bendrai, priimdami tam tikrus sprendimus, išvadas, argumentus išklausę, dėl ko, kaip ir ką, kad nebūtų ten paskui, kad čia priėmėm, paskui turi visi taikytis. Tai visi nuo nulio pradėti ir tęsti tą veiklą. Tai tarptautiniu lygiu yra viskas irgi pakankamai gerai suprojektuota. Archyvai visi saugomi, dokumentai, procesai. Ta prasme, funkcijos, kaip patraukti atsakomybėn ten tos visus asmenis pagal viešojo administravimo įstatymą subjektas, kuris ten pažeidė, neša atsakomybę asmeniškai, ta prasme. Tai va, tai daugiau kaip ir tiek, kas liečia asociaciją. Tikrai buvo labai daug reikalų. Papasakosiu gyvam susitikime, kai statysim tą prezentaciją ir gyvą susitikimą su norinčiais dalyvauti asociacijos veikloje. Nes tikrai yra daug ką papasakoti, čia plėstis viešai net nėra tikslo, nes nežinau. Laikykime, kad tai yra mūsų vidaus informacija, kuri niekaip negali išeiti už mūsų asociacijos ribų. Be to turėsime visi susitarti, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus apie neišplatinimą informacijos, kad, kaip sakyt, visi žinot patys, jeigu žaidi žaidimą ir priešininkas žino tavo visus įėjimus į priekį, tai toliau nenuvažiuosi, bet slėpti nėra ką, nes viskas yra teisėtai, legaliai ir, kaip čia sakė, mes nesilaikom įstatymų, tai pasirodo, kad biški yra kitaip. Ir va tiek, žinių, tai daugiau nemanau, kad čia galiu kažką pridurti. Jeigu kažkas tai kažką norit paklausyti, tai visi kontaktai yra palikti komentare, aprašyme.
kreipkitės, užduokit klausimus, bet esminiai klausimai tai bus atsakinėjami tik tai gyvo susitikimo metu. Ir tiek, tai tiek, kas liečia asociaciją ir jos veiklą ateityje. Tai tiek, ačiū visiems už dėmesį ir saugokit save. Dabar neaišku, nuo ko reikia saugotis ir nuo oro, ir čia viską, kaip sakyti, visi dabar savarankiškai turi savim rūpintis. Visi. Tai va. Tai kaip sakyti, jeigu taip vadinama prievolę turinti vyriausybė, kuri priesaiką duoda net ne tai, kad ten žmonėm ar tautai, bet respublikai, juridiniam asmeniui, tai nieko nuostabaus. Tai va. Iki susimatymo gyvam susitikime, kurio laiką nuspręsime pagal, manau, kad skirsim mėnesį šitai publikacijai, kol žmonės susipažins su informacija, su žiniomis. Ir tada jau padarysim tą taip vadinamą susitikimą. Žinosim tada maždaug kiek žmonių ateis, kad galėtume prognozuotis, kur ten ir kaip ten, ką ten, gal ten 5 žmonės ateis ir iš vis nereikės galvoti, kur čia tą susitikimą daryti. Jeigu daugiau susirinks, tai pagal tai ir spręsime. Todėl nuo šios dienos manau, kad paliksime 20 darbo dienų laikotarpį, po to skelbsime, kur ir kada bus susitikimas. Tai tiek. Iki, sėkmės visiems, būkite saugūs ir sveiki.